Klaipėdoje iškrėsta žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. Pareigūnams teko pjauti spynas, praneša Ramunė Banzienė. Žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininku prisistatantis Jonas Sinkevičius policijos vizito sulaukė dėl esą pagrobto organizacijos antspaudo. Ieško antspaudo. Kokio? Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos, kaip aš suprantu. Aš jiem aiškinu, kad, reiškia, jeigu jie nori šį antspaudą gauti, tad jeigu parašo raštą į organizaciją, ir mes spręsim. Sinkevičius sako, kad antspaudas pas sekretorę, o rakto nuo sąjungos būstinės jis neturi. Negalėdami patekti į patalpas, pareigūnai pagalbon pakvietė ugniagesius. Šie iš pradžių bandė laužti duris, vėliau spynas nupjovė. Policija teigia sąjungos būstinėje kratą padariusi tirdama bylą dėl organizacijos antspaudo pagrobimo ir slėpimo. Jūs neparodėt, reiškia, orderio, kad yra išimami Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos dokumentai, antspaudas į kokių pagrindų. Aš priimu nutarimą, kurį tvirtins prokurorė tvirtins pas teisėją. Pasak pareigūnų, ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pačios žmogaus teisių stebėtojų sąjungos prašymą. Esą jos pirmininku prisistatantis vyras neteisėtai laiko sąjungos antspaudą ir dėl to organizacija negali veikti. Aš esu Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas. Na ir vyksta tokie dalykai. Sinkevičius teigia, kad taip teisėsaugininkai su juo ir pačia organizacija bando susidoroti. Kratą sąjungos būstinė atlikę pareigūnai tvirtina radę ikiteisminiam tyrimui naudingų dokumentų, kokių neatskleidžia. Ramunė Banzienė, Vaclovas Gedvilas, LNK žinios, Klaipėda.